Kultūros ritmas. Sveiki, klausotės Lietuvos kultūros tarybos laidos Kultūros ritmas. Su jumis Karolina Bagdonė. Ką tik praūžė pirmasis stipendijų konkursas. 321 kultūros ir meno kūrėjų paskirstyti daugiau kaip 2,2 milijono eurų. Kokios tendencijos vyrauja Lietuvos kultūros tarybos stipendijų konkursuose? Ar pasiteisino visiškai šviežia pradedančiojo kūrėjo stipendija? Ir kaip valdyti kultūros bendruomenės lūkesčius, kai finansų kaip visada trūksta, o puikių idėjų labai daug. Ir šį kartą kalbėsiuosi apie tai su Lietuvos kultūros tarybos nariais. Tai muzikologe Jūratė Katinaitė. Sveiki, Jūratė. Sveiki. Ir literatūrologu, humanitarinių mokslo daktaru Dainiumi Vaitekūnu. Sveiki. Sveiki. Tai pradėkim nuo pradžios, nuo tos šviežios ir naujausios tarybos finansavimo priemonės, tai pradedančiojo kūrėjo stipendijos. Sulaukėm 338 paraiškų, o finansuotos buvo 107, skirta beveik 537 tūkstančiai eurų. Tai kokie jūsų įspūdžiai po pradedančiojo kūrėjo stipendijos ir ar pasiteisino? Be abejo, aš tikrai džiaugiuosi, kad mes žengėme šį žingsnį, buvo ilgos kalbos prieš tai, Dainius tikrai patvirtins, kad mes nesikį kalbėjome apie tai, kad reikia kažkaip diferencijuoti, nes individualių stipendijų konkurse atsiranda tokia diferenciacija, nelygiava, nes patyrę menininkai visada gaus geresnius balus negu pradedantis ir tas pradedant tiškumas, jisai irgi yra skirtingų dalykų, nes man atrodo, kad labai svarbu, kad mes ne tik jaunam žmogui, kuris pradeda karjerą, suteikėme tokią didesnę galimybę būti pastebėtam, nes šalia korifėjaus jaunam tikrai labai sunku konkuruoti. Bet čia, kas mano požiūriu labai svarbu ir jau turbūt iš mano amžiaus aukštumų žvelgiant, atrodo svarbu, kad dabar, kai šiais laikais mes dažnai kalbame apie mokymąsi visą gyvenimą, apie kvalifikacijų keitimą ir visa kita, pradedančiojo kūrėjo stipendija suteikia šansą ir vyresniems žmonėms, humanitarinių profesijų, tiesiog aplikuoti, nes jeigu tu pradedi vystyti kažkokią naują veiklą, pavyzdžiui, man toks pirmiausia pavyzdys, kokį galėčiau pateikti ir kokį aš dar kol kas pasigėdau, būtent konkurse, kai žinomi literatai, mokantis gerai kalbas, staiga sugalvoja versti ar poeziją, ar grožinę literatūrą ir vat būtent jiems po kokio pirmo bandymo pasirodo, kad čia yra labai įdomi ir jiems labai tinkamas sritis ir tai vat aš tokių dalykų pasigėdau. Arba atvirkščiai, vertėjas visą gyvenimą vertės ir ugdė savo kalbos pojūtį, ateina noras parašyti ir jam grožinės literatūros kūrinį. Tai anksčiau, jeigu jie aplikuotų į literatūros stipendiją, tai jie visada gautų žemesnius balus už ankstesnę tą veiklą, jie neturėjo įrodymų savo kaip poeto, tarkim, vertėjas. Tai dabar tas dalykas yra labiau pastebimas ir man čia yra didžiausia prasmė šitos pradedančiojo stipendijų konkurse, kad jaunas žmogus yra nebepriverstas konkuruoti su savo dėstytoju, tarkime, buvusiu ir kad vyresni žmonės irgi turi šansą keisti profesijos tokį profilį, gal ne visai profesiją, bet sakykime profilį. Aš taip pat pritarčiau Jūratei, kad ne tik jauni čia turi galimybę startuoti ir jauni gali būti visi, iš esmės, visi, kas pradeda, galima atsijauninti su šia stipendija, sakyčiau. Ir norėčiau, antrinamas Jūratei, taip pat paneigti besiformuojantį, man atrodo, jau stereotipą, kad čia atseit tik jaunųjų tokia stipendija. Amžių. Pagal amžių, taip. Taip, jų statistika rodo, kad jų daug, taip, gana daug, bet yra ir vyresnio amžiaus žmonių. Ir tarp jų mes pastebėjom, sakykime, debiutuojančių, tarkim, žemaitės amžiaus, sakykime, rašytojo žemaitės amžiaus žmonių. Ir kągi, gali būti, kad irgi juos lydės kūrybinė sėkmė. O ką gali žinoti? Taip. Beje, italų rašytojas Umberto Eco irgi parašė savo pirmąjį romaną Rožės vardas, būdamas maždaug žemaitės amžiaus. Labai gražu, kad čia nėra kažkokio amžiaus cenzo, amžiaus ribos, o šiaip irgi norėčiau pasidžiaugti tą stipendiją, tuo pirmoju konkursu, kuris, man atrodo, buvo laukiamas ir krito į tokią tinkamą dirvą, atrodo.
ir labai daug tikiuosi iš to konkurso ateityje. Panašaus pobūdžio tikiuosi to, kad mes turėsime lėšų, pirmiausia, didinti tas stipendijas, nes manau, kad susidomėjimas augs. Žmonės iš pradžių gal kiek nepatikliai žiūrėjo į tą naują produktą, bet paskui gal įsidrąsins vis labiau ir labiau. O kitas dalykas, kad tikiuosi, kad paskatins taip pat kurti, bandyti, išbandyti savo jėgas žmonės ir galbūt net pereiti iš vienos srities į kitą, pamandyti, o kaip kitoj srityje, ar ne? Čia Jūratė minėjo tos gražius pavyzdžius, bet gali būti ir atvirkščiai, iš literatūros į kitą sritį peršokti ir arba ten dar iš kokios kitos srities. Žodžiu, tikiuosi to, nes šiaip dar svarbu turbūt pabrėžti, kad ta stipendija turbūt labiausiai yra, lyginant su individualiom stipendijom, labiausiai susijusi su pasitikėjimu stipendija. Nes mes kalbam pirmiausia apie ateitį, o ne apie praeitį, mažiau apie praeitį, gal mažiau apie praeities kažkokius nuopelnus ir panašiai. Mes kalbam apie ateitį. Mes suteikiam žmonėm pasitikėjimo kreditą, gryną tokį kreditą, žodžiu, ir pasiūlom savotiškai išbandyti jėgas. Ir labai tikimės, kad ir linkim, kad jiems pasisektų. O kaip sužinoti, jeigu nebus to eksperimento tam tikro. Tai ir sakyčiau, kad tai savotiška tokia deimančiukų ieškojimo stipendija, naujų vardų, žvejybos tokia gaudimo stipendija, viliojimo stipendija į kūrybinę saviraišką. Ir siekiama atrasti tos naujus vardus, įtraukti į aktyvų tokį kultūrinį gyvenimą. Ir turbūt ne veltui, sakykime, panašaus pobūdžio stipendiją administruojantis Prancūzijoje nacionalinis knygų centras, ją vadina atradimo stipendija. Atradimo. Tai mūsų atveju taip pat. Turbūt mes galėtumėm sakyti, man rodos, visiškai laisvai. Tai yra atradimų ar net ieškojimų stipendija, eksperimentų stipendija. Man atrodo, jūs prasklaidėt kelis mitus. Tai vienas yra, kad pradedantysis kūrėjas nėra jauno amžiaus, kaip mes dažnai įsivaizduojam, kad... Nebūtinai jauno. Nebūtinai jauno, ten iki 35, tarkim, jeigu čia taip pagal apibrėžtis. Vienas dalykas. O antras dalykas, kad pradedantysis kūrėjas visgi nebūtinai yra tas, kuris neturi visiškai jokios patirties. Pavyzdžiui, dabar aš čia irgi turiu truputį statistikos, kad 57%, kurie teikia paraiškas į šį konkursą, jau anksčiau yra dalyvavę tarybos konkursuose. Reiškia, jau turi patirties, kaip rašyti paraiškas, galbūt turi kažkokį savo portfolio arba apskritai turi kaip meno kūrėjas patirties. Kita vertus, ekspertai išsakė tam tikrą abejonę, ar visgi, jeigu tu ateini, pavyzdžiui, kaip vertėjas į literatūrą, ar kaip poetas į vertimus, arba kaip, pavyzdžiui, tarpdisciplininio meno kūrėjas rašyti romanų, ar tu esi pradedantysis. Tai šitas klausimas, man atrodo, vis dar toks lyg iki gal neatsakytas. Atrodo, jūs Jūratė sakot, kad lyg ir jeigu tu turi ankstesnę savo patirtį, bet žengi į naują sritį, tai tu esi pradedantysis. Bet ar tikrai? Aš laikyčiausi to požiūrio, aišku, yra visokių situacijų, visokių variantų, bet vis tiek, jeigu žmogus toje srityje nėra reiškęsis, tai apie kokią mes patirtį kalbame. Jis turi visokios kitokios gyvenimiškos, galbūt ir meninės patirties, ir kūrybinės patirties, bet būtent tos srities, kurioje jis dabar aplikuoja, kaip norintis gauti stipendiją, jis neturi tos patirties, arba jis tik pradeda ją kaupti, sakykime, išvertė pirmą knygelę kokią nors ir pamatė, kad jam patinka tas žanras ir jis gali čia toliau realizuotis, arba priešingai koks nors muzikos, tarkim, jaunas arba nebelabai jaunas, arba kažkokią jau patirtį turintis kompozitorius taiga įmasi kažkokių tarpdisciplininių žanrų su muzika arba be muzikos net, bet kažkokiu jisai gavo impulsų ir turi kažkokių idėjų. Tai tarpdisciplininė mene su savo kompozitorius diplomu jis praktiškai neturi jokių šansų gauti individualią stipendiją. O čia, jeigu ta idėja bus įtikinama, kodėlgi ne, labai.
Taip, aš dar pratęsdamas pavyzdžius, dar paminėčiau ir tokių dalykų, kad kalbėdamas į tą pusę taip pat, kad labai svarbu menininkams skirtingų sričių leisti peršokti į kitą sritį, vis dėlto išbandyti jėgas kitur ir galbūt jie praturtins savo patirtimi ir tą kitą sritį ir bus savaip originalus ir įdomus. Tai, sakykime, iš tokių pavyzdžių galėtų būti gana dažnas šiais laikais fotografuojantis rašytojas. Dabar kur jam eiti, ar ne? Jis nori parodą, jis nori galbūt albumą kažkokį sudaryti. Panašiai, į fotografijos sritį sudėtinga susigrumti su savo srities profesionalais. Galbūt jam reikia dar truputį pasitreniruoti būtent pradedančio menininko stipendijos dėka, fotografijos srityje, tarkim. Gali būti ir kitokių judėjimų, čia buvo minėję. Bandymas menininkus apriboti tam tikrą sritim jau būtų tarsi prieš natūralią savotiškai menininko prigimtį galbūt, kuris ir kūrybingo žmogaus prigimtį, kuris siekia save išbandyti, realizuoti įvairiais būdais. Ir galbūt netgi prieš šiuolaikinio meno tendencijas, kai vyroja tarpsritinis bendradarbiavimas, dialogas tarp skirtingų sričių galų gale ir tų pačių menininkų. Dar vienas galbūt mitas, bet kartu ir dalis šito pradedančio kūrėjo stipendijos yra tai, kad visgi ateiti su niekuo teoriškai kaip ir negali, nes apraše yra parašyta, kad jeigu nori pretenduoti ir teikti paraišką, turi turėti bent jau neilgesnę nei 5 metų arba kūrybinės veiklos patirtį arba išsilavinimą. Tai ir nėra per sunkus tas pradedančiojo kūrėjo startas, nes individualias stipendijas gali ateiti tik tai turėdamas idėją, gyvenimo aprašymą, ir gerai užpildytą paraišką. Koncentruokimės į tai, kad mums čia svarbiausia ne žmogaus renomė, ne jo turiningas gyvenimo aprašymas kaip individualių stipendijų atveju, kuo tas svoris didesnis, tuo daugiau, tarkim, šansų turi. Tai šiuo atveju, priešingai, aš tai nelaikau jokių reikalavimų, tai ką jūs įvardinote. Man atrodo, kad čia kaip tik yra palengvinimas, bet yra šioks toks bandymas apsidrausti, kad tu ne šiaip aš dabar visą gyvenimą nieko nerašiau, nei poezijos, nei literatūros, arba jokios muzikos kūrinėlio nesu parašęs, bet sugalvojau, kad gal aš norėčiau. Tai nėra pakankamas pagrindas, tu jau turėjai kažkokius bandymus atlikti ir galbūt net jau įvertinimo kažkokių turi, kažkur staiga debiutavai kaip muzikos kūrėjas, kompiuterinės ar elektroninės kažkokios muzikos kūrėjas ir buvo pastebėtas tas tavo kūrinėlis, tai jau tada yra tas pagrindas gauti stipendiją, bent jau teikti aplikaciją. O tokių iliuzijų mes negalime finansuoti, tai vadinasi, turi būti vis tiek kažkoks pagrindas. Aš irgi visiškai pritarčiau, nes į kažkągi reikia atsiremti, kažkokie turi būti įrodymai ir be abejo galbūt tą aprašą tobulinsim, man rodos, jeigu sutartumėm, diskutuosim, matysim pagal situaciją, bet kol kas drįsčiau manyti iš šio konkurso rezultatų, kad ta administracinė patikra buvo veikiama daugeliui. Daug kas praėjo ją ir tikrai buvo nemažai paraiškų. Tai reiškia, kažkaip šitie suvaržymai buvo įveikti, nugalėti. Tai į šitą norėjau irgi atkreipdėmėsi. Tai čia aišku, galbūt verta dar kažkokį tyrimą atlikti platesnį, galbūt apklausti potencialius pareiškėjus taip pat ir ką jie mano ir kaip, bet tas pagrindas reikalingas. Aš užsiminiau apie tą Prancūzijos nacionalinį knygos centrą. Ten irgi prašo bent vieno kūrinio, ne savo lėšom atrodo išleisto, arba bent 3 straipsnių. Duokit ką nors, taip, už ko galėtumėm užsikabinti. Tai panašiai ir mums būtų gerai žinoti, kur link juda tas menininkas, ar ne, kokios jo kažkokios kūrybinės preferencijos, stilius ir panašiai. Čia, aišku, ne kiekybė svarbiausia, suprantama. Ir sakau, dėl to laikotarpio galbūt dar galima ir diskutuoti būtų. Visiškai pritarčiau, kad verta būtų diskusijos platesnės. Tai sausį pasirodė ne tik pradedančiojo kūrėjo stipendijų rezultatai, bet ir kitų 2 tarybos stipendijų, tai individualių ir mobilumo. Ir noriu truputį sustoti prie individualių, nes ji kaip ir kasmet sulaukia labai daug dėmesio ir socialiniuose tinkluose ir natūralu, daug ir džiaugsmingų ir nelabai reakcijų. Ir kokie jūsų įspūdžiai po
šių metų individualių stipendijų, nes galiu truputį papasakot skaičių, kad ekspertai vertino beveik 1000 paraiškų, tai 982, nemažai, finansuotos 277 ir joms skirta daugiau kaip 1,6 milijono eurų. Tai galbūt kažkokias tendencijas pastebėt savo srityje arba kažkokius bendrus aspektus norėtumėt aptarti. Aš visų pirma džiaugiuosi, kad tai yra apie trečdalį maždaug, bendra suma yra apie trečdalį stipendijų yra finansuota. Kita vertus galime tai pasižiūrėti kaip ir į trūkumą, nes mūsų kadencijos kultūros tarybos nariai mes labai daug diskutavome apie tai, kad reikia stiprinti stipendiją kaip iš tikrųjų menininkui suteikiančią galimybę atsitraukti nuo kitų veiklų, nuo būtino duonos uždirbimo iš kitų savo gyvenimo kažkokių veiklų. Ir kad ta stipendija tikrai duotų šansą susikoncentruoti, jeigu tu turi kažkokią idėją, bet tiesiog negali jai tiek skirti laiko. Tai mes ir ekspertai, tarp kitko, tą mūsų lūkestį išsiaiškino labai skirtingai. Vienose srityse ekspertai stengiasi kuo daugiau stipendijų konkursantų aplikavusių, kuo daugiau tiesiog jų patenkinti tų lūkesčių su mažesniu mėnesių skaičiu, bet kad vis tiek žmogus gautų tą stipendiją ir kažką galėtų nuveikti. Kitose sritise jie tarsi ir atliepia ekspertai mūsų tą lūkestį, kad galbūt griežčiau vertinti, bet kad jeigu jau žmogus gavo stipendiją, tai kad jis iš tikrųjų tai pajustų ir iš tikrųjų galėtų susikoncentruoti būtent tai meniniai veiklai, tam projektui, kurį aprašė ir kurį norėtų įgyvendinti. Tai čia aš taip jaučiu tokį šiek tiek ir pereinamąjį laiką, nes nuo pirmą kartą tos stipendijos jau panašesnės į tokią žmonišką dydį, nes jos labai daug metų nebuvo indeksuotos ir Lietuvos kultūros taryba su savo partneriais palyginus užsienyje, su šiaurės šalių tarybom ir kitomis stipendijų žanre buvom tikrai labai atsilikę ir dėl stipendijos mažumo, ir dėl paties krepšelio stipendijom skirimo, ir kad daugelį šalių vis dėlto einama vis labiau link tiesioginio menininko finansavimo, o ne per kažkokių agentūrų ar įstaigų finansavimą, kurie ten kūrė kažkokį produktą ir atsiskaito su menininku. Kad, žodžiu, vis tiek ta tendencija yra, kad pinigai iš karto patektų menininkui ir jo veiklai labiau. Tai dabar aš taip įsivaizduoju, kad mes turime tokį pereinamąjį etapą ir ekspertai prie to pratinasi ir pati bendruomenė to dar ne visai pagavo, ne visai suprato. Nes vis tiek lūkesčiai yra dideli ir kad ir koks tas mano projektas, kaip manęs, tarkim, aš pateikiau projektą ir negavau stipendijos. Kokį tu komentarą be parašytum, jis vis tiek bus skaudus, kaip ten tu bežiūrėtum į tą sąrašą aukščiau tavęs, kurie gavo, vis tiek tau yra skaudu ir nieks tavęs nepaguos. Vis tiek tada taryba yra bloga ir tvarka bloga ir tas yra labai suprantama. Ir šiais laikais socialinių tinklų tų nuoskaudų liejimo laikais tai yra tiesiog tas neišvengiama. Bet aš manyčiau, kad su laiku atras vis daugiau jaunų žmonių ir tą pradedančiąją ir jau mūsų čia nesikė aptarta ir daug ir Dainiaus ir mano dabar minėta tą galbūt vyresnių žmonių persikvalifikavimo ar išbandymo jėgų kitame žanre. Tai pradedančiųjų stipendija, man atrodo, pradedančiųjų stipendija kol kas nėra įsivažiavusi, nedaug atrasta. Ir atrodo, tai kaip čia gali būti, mes paskelbėme, o žmonės kažkaip nepastebėjo ir labiau vis tiek jauni žmonės į individualių stipendijų konkursą teikia paraiškas. Tai aš jau dabar šiek tiek prisilietusi prie rinkodaros, kaip radio, televizijos laidų vedėja, jau žinau, kad tu gali nuostabiausią projektą parengti, bet jis įsisuks ir pritrauks publikos žiūrovų dėmesį maždaug 3 sezoną. Tai ir atrodo labai keista, reklamuoja ir pateikia ir atrodo visur tos informacijos pakanka, bet kol žmonės užsikabina, vienas iš vis kažkada atsitiktinai pasižiūrėjo laidą, tai tada jis gal grįž, tai nesuprasi tų pasirinkimų žmonių, bet aš taip įsivaizduoju, kad mes irgi dar su pradedančiųjų stipendijomis dar esame pradedančiųjų etape, todėl kad jos nėra pakankamai suvoktos ir atrastos. Taip, pritarčiau, čia yra daug galimybių dar stipendijų sritise ir visiems
Taip pat ir su individualiom stipendijom. Taip, ten irgi verta atsižvelgti į lūkesčius, suprantama, ir na, aišku, gaila, kad lūkesčiai buvo vis dėlto didesni negu galimybės, ar ne. Tik pabrėžčiau, kad tie, kurie negavo stipendijos, jie tikrai menininkai nebuvo prastai vertinti, tiesiog negavo stipendijos šį kartą, sakyčiau. Taip, tai tikrai galiu tą labai drąsiai pasakyti, nes mačiau diskusijas, mačiau, kaip tai rūpi patiems ekspertams, kaip netgi skauda, žodžiu, tas brūkšnys, kuris formuojasi tarp tų, kurie gaus ir tie, kurie negauna tos stipendijos. Aš labai tikiuosi, kad menininkai nepraras savo gražių idėjų, sumanimų ir bandys kitas galimybės taip pat, ar tą pačią stipendiją kitą kartą, ar į srities kokią programą, ar dar kitur. Žodžiu, yra įvairios galimybės bandyti kažkaip tą savo sumanimą vis dėlto realizuoti, vienaip ar kitaip. Ir, na, šiaip norėčiau dar pasidžiaugti, kad individualių stipendijų konkursas, taip pat ir pradedančiųjų, parodė, kad mūsų laukia netolimo ateityje labai gyvas kultūrinis vyksmas. Bus visko įvairiose srityse, buvo labai gražių sumanimų, gražių projektų ir labai įvairių, tiek kalbant apie kartas, stilius, žanrinį įvairovę, pačius įvairiausius sumanimus, tematikas, istorija, dabartis, ateitis ir taip toliau. Ir taip pat ir literatūros srityje buvo labai gražių tokių dalykų ir jau nekantriai laukiu tų būsimų knygų, kurias bus galima atsiversti, ir nenorėčiau išduoti visų sumanimų, su kuriais teko susipažinti. Turėjau tokią garbę savotiškai, malonumą ypatingą pamatyti juos, tokį įsibrauti kažkokią labai asmenišką, intimę sferą, kūrybinės laboratorijos ir pabandyti tarsi numatyti ar nuspėti savotiškai netolimą ateitį. Kai ką galima numatyti iš sąrašo, kas paskelbta ar ne, ten projektų sąrašai, autoriai, jau, man atrodo, yra pakankamas pagrindas jau spėlioti, kur link judame, kokios randasi galbūt tendencijos, formuojasi dar tik tai ir panašiai. Taip, pagrindinis dalykas, kaip minėjau, ko turbūt verta pasidžiaugti, būtent ypatingas gyvumas, ypatinga kūrybinė energija, kažkokia, beveik vitališka, atrodo, ir įvairovė, didelė įvairovė. Ir man regisi, ekspertai nesuformavo kažkokios tik vienos grupės pagal amžių ar kažką, taip, kuriai ta stipendija pirmiausiai skirtina. Kažkaip gana neblogai sugebėta išlaviruoti tarp skirtingų kartų ir mokyklos savotiškai. Čia apie tą amžių užsiminėt ir vis grįžtam, nors atrodo čia nesminis, bet vis sukasi visas mūsų pokalbis šiandien. Ir vienas dalykas, kas atsiskleidė individualių stipendijų konkurse, kad iš tikro pasisekė, gal galima net taip sakyti, vyresniosios kartos menininkams, ir kad jie pateikė 72 paraiškas ir iš jų 30 buvo finansuotos ir iš esmės jų ir trukmė buvo pati ilgiausia, ir šios grupės, kurie gavo 30% prašyto finansavimo, ko iš esmės nepavyko pasiekti jokioms kitoms amžiaus grupėms. Tai kaip jūs vertinate tokį rezultatą? Na, aš ką tik pasidžiaugiau įvairovę ir kartų, bet pagavot už liežuvio. Iš tikrųjų, taip atsitiko, kad vis dėlto brandus kūrėjai, sakykime, ar ne, buvo pastebėti, bet suprantama, jų yra bagažas, jau nemažas, ar ne, patirtis, pasiekimai, galų gale projektų rašymo patirtis irgi turbūt yra svarbi, ir daug kitų dalykų. Aš manyčiau, tai galėjo būti pastebėta vienaip ar kitaip, ir galbūt visiškai natūralu ir normalu, kad tai buvo pastebėta. Tik pabrėšiu, kad vis dėlto tai nebuvo pagrindinis kriterijus sprendžiant irgi. Manyčiau, kad tai tikrai nebuvo, ir dėja, bet buvo tikrai brandaus amžiaus kūrėjų, kurie ir liko už to brūkšnio, arba netoli jo visiškai, ir dėl to labai gaila, kita vertus. Tai aš bandyčiau paaiškinti gal tuo įdirbiu tam tikru ir patirtimi ir jos pastebėjimu.
tikrųjų. Nu, aš galėčiau pasakyti, kad ekspertai turbūt šiek tiek kaip sakoma, pasuoja prieš autoritetą. Bet žiūrint, kaip į tai pažiūrėkime į tai iš teigiamos pusės. Pavyzdžiui, man, kadangi muzikos srityje aš vis tiek daugiausiai taip išžvalgiau tą stipendijas ir ekspertų siūlymus, tai keletą asmenybių gavo stipendijas tokias didesniam laikotarpiu, bet yra garbus jubiliejai ir iš tikrųjų jie yra garbus ir tie žmonės yra dar darbingi ir turintys idėjų ir žinomos nacionalinės institucijos rengs jubiliejinius koncertus, tai kodėl dabar jiem nesudaryti tos galimybės, tai gal čia ir yra jau paskutinė galimybė, nes tie žmonės tiesiog turi jėgų ir noro dar sukurti, tai tiesiog aš manau, kad būtų šiek tiek antihumaniška jiems nesuteikti tokio šanso. O dar vienas dalykas, kas išryškėjo šiemet tiek po pradedančiųjų kūrėjų, tiek po individualių kūrėjų, konkursų rezultatų, kad visgi kūrybinės veiklos ir kūrybinės idėjos ir toliau lieka sostinėje. Galbūt, nežinau, reikėtų kažkaip permastyti, ar visgi mums reikėtų bandyti su tarybos viduje, tarybos nariams ieškoti kažkokio būdo, kaip menininkai galėtų atsigręžti į tos regionus, o gal visgi natūralu, kaip ir akivaizdu, ankstesni tarybos tyrimai parodo, kad daugiausiai menininkų kuria Vilniuje, daugiausiai čia gyvena, daugiausiai idėjų čia skleidžiasi, stiprios įvairios organizacijos. Na ir viskas lieka sostinėje. Ar įmanoma kažkaip išlipti šitą užburtą ratą? Aš tai gal, jeigu galima, aš turiu truputį gal netaip dramatiškai gal žiūrėčiau į tą situaciją šiais būtent naujųjų medijų laikais, interneto socialinių tinklų, tie meniniai rezultatai, jie sklinda. Ir galų galia tos pačios parodos ir koncertai ir knygos turi bent jau teorinę galimybę keliauti, judėti, ar ne? Ir kitas dalykas, su taryba yra susijusios regioninės tarybos, kurios tikrai labai rūpinasi regionų kultūriniu gyvenimu. Tai, žodžiu, yra visas spektras toks ir tinklas tų tokių įtakų ir priežasčių, ką gali galbūt taryba konkrečiai tokioj socioekonominiai situacijai, kaip sakėt, kuri yra žymiai platesnė nei va šito viso tarybų tinklo kompetencija turbūt. Galbūt skatinti menininkus labiau teikti paraškas į regioninės kultūros tarybas, taip pat drąsiau. Čia manau, kad dar yra rezervų tikrai ir ten dalyvauti taip pat kvietimuose ir konkursuose. Tai viena, kitas dalykas, galbūt skatinti labiau sklaidą į regionus, į kūrinių išvežimą į regionus kažkaip, ar ne, ar iš regionų atvežimą ir panašiai. Aš su liūdėsiu turiu konstatuoti, kad tai yra ir mūsų tokios dar nebrandžios demokratijos ir netolygios sklaidos tiesiog etapas, kokiame yra mūsų valstybė. Ir pavyzdžiui, tai, kad Panevėžys, sakykime, nuo karo keletą dešimtmečių iki gal nepriklausomybės buvo tiesiog toks vienas iš svarbiausių intelektualų tiekėjų sostinėje. Kiek yra filosofų, rašytojų, aktorių, kompozitorių, muzikantų, augusių Panevėžy ir baigusių ten ir kažkokios, ir ne tik vidurinę mokyklą, bet gal ir Panevėžio muzikos mokyklą, Mikalausko dabar atrodo jinai pavadinta yra, tai tų žmonių tiesiog yra didžiuliai sąrašai, net nenorėčiau jų paminėti, bet jie visi ne panevėžiečiai yra. Ir atrodo, kad mes jau dabar jau gyvename kitą laiką, jau lyg atrodo stiprėja tie vėl miestai, bet pasižiūrėkite vėl, koks vyksta skandalas, neperdėsiu sakydama Klaipėdoje, su kultūros finansavimu, su savivaldybės naujosios daugumos požiūriu. Ir kadangi ir klaipėdiečių, dabar nepriklausomybės
nepriklausomybės metais yra labai didelis nutekėjimas iš Klaipėdos į Vilnių menininkų ir meno kuratorių, ir intelektualų įvairių sričių. Tai va, Klaipėda irgi tuštėja tuo požiūriu. Man atrodo, čia dar suveikia ir tas, kad Klaipėdos konservatorija vienu metu buvo prijungta prie Klaipėdos universiteto ir jinai tokiam vegetavimo lygyje buvo toks kaip priedėlis. Jinai nebetekusi tos nacionalinės konservatorijos, kaip būdavo fakultetai vadinamieji, buvo netekusi to statuso ir prie to universiteto irgi taip neprilipusi ir muzikinis teatras nuskurdęs. Dabar mes jau tikimės, kad čia tuo įvyks naujojo pastato inauguracija ir gal atsiras vėl tų centrų, kur tie menininkai būriuosis, bet būtent savivaldybės požiūris jis labai gąsdina. Tai reiškia, kad jaunesni menininkai vėl bėgs iš Klaipėdos nuo tokios politikos. Ir taip gaunasi, kad mes Vilniuje turime milžinišką koncentraciją intelekto, meno ir mokslo ir ko tik savo nenori, o tos tokios, sakykime, skandinaviško ar ypatingai vokiško stiliaus, kai regionai turi savo didelės ir kultūrinės tradicijas, ir mokslo institucijas, ir, dėja taip nėra. Todėl gaunasi, kad Vilnius ir suryja tą didžiąją dalį pyrago, bet jis yra būtent toks sumarinis. Kai prasidėjo į Vilnių važiavimas nuo 40 metų, nuo 39 tiksliau, kai mes be Vilniaus nenurimsim, pagaliau buvo įgyvendinta idėja, kad ir su sovietų dėja įsikišimu, tai va tas važiavimas į Vilnių jis ir tęsiasi ir mes netėjome į tą kitą etapą, kad Vilnius, netgi Kaunas būtų toks galingas miestas, kuris turėtų savo tokią tą pačią kultūrą. Į Kauną, tarkim, dedame dabar daugiau vilčių, Kaunas Europos kultūros sostinė kažkaip taip iškėlė tą idėją ir laikosi tų savo menininkų, turi ir daugiau tų meno institucijų, ir dailės galerijų, ir nacionalinių institucijų. Ir atrodo, kad kažkaip ir tas nedidelis atstumas tarp Vilniaus ir Kauno, kad tu gali būti, pavyzdžiui, Kauno menininkas, Kauno atstovas gyvendamas Vilniuje, tokių dalykų yra. O Klaipėdos man labai žiauriai gaila ir Panevėžio labai gaila, kad yra tokios nedidelės menininkų saujelės, jie tiesa ten yra labai vieni su kitais susiję, nes Vilniuje viskas tarsi atrodo ištirpsta dideliam katile, bet aš esu pastebėjusi ir Panevėžy, ir Klaipėdoj, kaip intelektualai laikosi vieni kitų, jie tokie atrodo kaip atskira kažkokia mažytė terpė tame mieste ir skirtingų žanrų menininkai, skirtingų sričių, jie tiesiog yra visi kartu. Ir labai bijau, kad nepasipildys jaunom jėgom, nes mes gyvename tokiais pervartų laikais, kai negalime prognozuoti nei kokia bus sociokultūrinė situacija, nei pagaliau kokia bus politinė situacija ir kaip tai klostysis. Tai aš manau, kad tie išvardinti, Karolina, jūsų skaičiai tiesiog atspindi būtent tokią socialinę, kultūrinę ir politinę situaciją Lietuvos. Mes pakalbėjome apie mobilumą šalies viduje, bet kitas dalykas, į ką taryba dar remiasi, tai mobilumą užsienyje. Išvykti į stažuotės, į rezidencijas, megzti ryšių, kurti kažkokias ten kūrybinės idėjas ir bendrauti ir taip toliau. Tačiau tas mobilumo konkursas, ypač pirmasis, čia tokia labai negatyvi gaida bus, man atrodo, šitame pokalbėje, bet nesulaukė tiek daug ir nesulaukė matyti niekada tiek daug kūrėjų dėmesio, visada daugiau dėmesio individualios stipendijos ir kartu ir šiemet ir pradedančiojo kūrėjo. Kita vertus, per tas pačias individualio ir pradedančiojo kūrėjo stipendijas, tie patys menininkai išvyksta į užsienį kurti, megzti ryšių, tobulintis ir taip toliau. Tai gal visgi nebereikia to pirmojo konkurso, o tai reikėtų vasario kvietimo ir gegužės. Tai reiškia tik 2 kartus per metus. Mato, čia yra 2 dalykai ir kurį dabar paimsi kaip svarbiausia, kurį akcentuosi. Vienas dalykas yra, kad menininkai gauna kvietimų ar kažkokios subręsta idėjos ir poreikis kažkur keliauti ir tuo kartais nesuplanuosi. Gerai, jeigu gali suplanuoti ir prisitaikyti prie konkurso, kokį skelbia Lietuvos kultūros taryba, bet kartais tai būna per daug spontaniška arba neįtaikai į kalendorių, žodžiu, visokių dalykų. Tai aš kaip, tarkim, paraiškos teikėja ir esu nesikį dar iki
iki Lietuvos kultūros tarybos susikūrimo, kai dar buvo kultūros rėmimo fondo stipendijos, irgi tokios vadinamos edukacinės tada. Tai aš esu irgi gavusi tokių stipendijų su keliavimais į užsienį, lietuvių muzikos įrašų pristatymais ir visa kita. Ir yra buvę, kad aš negaunu tos stipendijos, nes niekaip negalėjau įtaikyti tą kalendorių, nes, negalėjau įtaikyti. Kol aš gavau kvietimą, jau buvo per vėlų vienam šaukimui, o kitas man jau nebetinka, nes jau jis per vėlų man. Tai aš iš paraiškų teikėjų pusės būčiau už tai, kad tų konkursų būtų kuo daugiau, kad jie tiesiog gal netgi būtų kažkoks apvalus metų kalendorius, kad tu teiki kada nori ir kai susikaupia kažkokia jų dauguma, nežinau, modelis galėtų būti įvairus ir mes esame kultūros taryboje apie tai kalbėję, ką daryti su tom mobiliosiom dabar jau vadinamom stipendijom, bet kita vertus yra administraciniai resursai ir tokios rutininės tvarkos, kurios irgi diktuoja savo tą logiką. Tai aš čia tiesiog neturiu jums atsakymo. Panaikinti, aišku, greičiausiai ir panaikinsime, nes jeigu yra labai mažai paraiškų, tai užsukti visą tą administracinį procesą yra labai sudėtinga ir labai brangu. Vėl šaukti ekspertus, vėl administracinė patikra, žodžiu, ir finansiškai, ir administracinių išteklių požiūrių, kuo daugiau konkursų, tuo yra prabangiau. Bet iš vartotojo požiūrio tai yra ir kitų dalykų. Tai taip, kad čia ir nėra to atsakymo, kurį tą iš tų mano paminėtų dabar dviejų polių, kurį sureikšminsi, kitam bus blogai tam poliui. Tai taip, kad vis tiek reikia to tokio saliamoniško sprendimo čia, nes čia geriausio sprendimo ir nėra. Štai pritarčiau Jūratei, nes, kaip supratau, jį labiau palaikytų pareiškėjo pusę, ar ne? Pritarčiau, kad jeigu yra bent koks poreikis, tai jį palaikyti. Galbūt reikia dar išnaudoti labiau viešinimo tikras galimybės. Štai yra toks konkursas ir jame daugiau galimybių. Taip, aš įsiterpsiu dabar, Dainiau. Mes ir pastebėjome ir šį kartą, kad buvo individualiuose stipendijose kartais tokio turinio, kuris labiau liptų į tą mobilumo stipendiją, bet čia dar yra ir su informacijos pasiekiamumu, nes atrodo mes tiek nemažai šnekėjom apie pradedančiųjų stipendijas, ar ne? Ir staiga aš po to kalbėjau su kai kurių meno kūrėjų organizacijų pirmininkais, jie apie tai nebuvo girdėję. Tai aš sakau čia, kol įsisuks, kol žmonės sužinos, gal turėsim ne vienerius metus palūkėti. Taip, iš tikrųjų, tiesiog kartoti, dar kartą kartoti, kitos išeities nėra matyti ir visais lygiais, ar ne apie tai kalbėti, man rodos, apie tas galimybės mobilumui, nes čia mes kalbėjom taip, apie menininkų ryšį su regionais, kaip svarbu jį palaikyti, bet sakyčiau, kita su tuo gal kažkiek susijusi tema ir būtų su diaspora taip pat ryšiai ir galbūt mobilumas taip pat galėtų prie to prisidėti. Gal čia irgi būtų kažkokia dar nauja galimybė paskatinti. Nežinau, gal nesiūlyčiau steigti kultūros tarybų šalia regioninių dar diasporų tarybas, galbūt ateityje apie tai galima būtų diskutuoti, kaip jas integruoti į veikiančias organizacijas kultūros lietuviškose bendruomenėse. Be to yra globali Lietuva kvietimai ir taip toliau, bet tarkim mobilumo stipendijose matyčiau irgi tam tikrą galimybę palaikyti kažkokius ryšius su diaspora. Ir čia yra daug galimybių. Kita vertus, ką dar pastebėjom turbūt, kad kalbant apie mobilumo stipendijas, kažkaip reikėtų tą geografiją plėsti, kažkokiu būdu irgi skatinti. Nežinau, ar čia tarybos jau reikalas būtų suvesti su tam tikrom organizacijom kūrėjus, kad tada jie būtų labiau užtikrinti, kad aš tikrai būsiu pakviestas ir manęs tikrai ten laukia, ar ne? Bet verta turbūt apie tai pagalvoti irgi. Matyti ir čia dar yra kažkokių rezervų, kurios galima būtų išnaudoti, kažkaip megzti ryšius, plėsti ir tą geografiją įvairesnę. Ir galų gale mes matom, ar ne, pasišnekam, Jūratė turbūt neleis meluoti, kad
sakom kartais, kaip būtų gerai, kad ten nuvyktų kažkur taip, paminim kartais tam tikras įstaigas pasaulyje ir centrus panašiai. Nevyksta, ne visada vyksta. Tai kur čia priežastis? Gal čia kažkokie dar slypi namų darbai, kuriuos reikia padaryti visiems, kad tie ryšiai būtų užmėgsti, kad mobilumas būtų tikrai naudingas ir kad būtų vykstama tikrai į įspūdingus ir labai svarbius centrus, kultūros centrus ir iš ten atsivežama patirtis, nes idėjų apykaita, ar ne, labai, labai reikalinga. Bet šiandien ko nepaminėjom, tai kuo 24 metais galim pasidžiaugti, tai kad ta stipendija pakilo ir nepakilo 800 eurų. Tai tikrai labai geras rezultatas, nes pernai metais dar buvo tik 600 ir mažiau negu minimalus atlyginimas į rankas. Tai jau skambėjo ir atrodė graudžiai, o šiemet pagaliau ta stipendija yra solidesnė. Mažiau graudžiai, aš pasakyčiau. Mažiau graudžiai. Mažiau graudžiai. Tai va. Bet kita vertus, kas dar šiemet visai atrodo neblogai, tai kad ir pati vidutinė stipendijos trukmė, individualios stipendijos trukmė paaugo ir pasiekė jau prieš pandeminius metus, tai 7,3 mėnesio, o jeigu pinigais, tai beveik 6,000 eurų. Tai irgi jau yra visai neblogai. Kita vertus, pradedančio kūrėjo stipendijų atveju, taip, nauja priemonė nežinoma įsisuks, dar tikrai pirmas kartas čia mes tik tai šnekam apie tai, kas atrodo dabar matosi, po kelių metų galėsim daugiau išvadų padaryti, bet pradedančio kūrėjo stipendijų atveju ta trukmė buvo 6,2 mėnesių, taip mėnesių trumpesnė ir pati suma buvo apie 5,000 eurų. Ir jau Jūratė, jūs užsiminėt tą, man atrodo, nuolatinį klausimą, kurį sprendžia ekspertai ir taryba, kad tai visgi ilgesnė trukmė ir mažiau, ar atvirkščiai. Kita vertus, pavyzdžiui, patys pareiškėjai irgi turi tokį mitą, kurį aš irgi dažnai girdžiu, kad prašyk maksimaliai, vis tiek nukirps. Ir kadangi bent jau individualiuose ir pradedančio kūrėjo gali prašyti iki 24 mėnesių, tai natūralu, kad nemažai atsiranda ir tų, kurie prašo, pavyzdžiui, maksimalios trukmės. Tai kaip išspręsti šitą rebusą? Ar įmanoma? Pradedančio kūrėjo atrodo, kad lyg ir tikslas yra ir noras, ir pačios tarybos, visgi koncentruokime į stipriausius ir suteikime jiems galimybę tik kurti. Taip, toks ir tikslas buvo, taip mes jį ir formulavome, todėl ir pradedančiųjų stipendijos ir siekėme, kad žmogus gautų tokią finansinę paramą, kad galėtų iš tikrųjų parodyti, ką jis gali ir įvykdyti tą projektą. Aš irgi už tai, kad stipendija būtų, jeigu stipendija yra didesnė ir skiriama ilgesnį laikotarpį, tai vadinasi, mes iš tikrųjų tikimės iš to menininko kažkokio rezultato ir investuojame į jį. Jeigu stipendija yra maža pati suma ir tų mėnesių nedaug, tai ji panašesnė yra į tokią socialinę pašalpą. Tai tiesiog to ir norime pamažu atsikratyti, kad stipendijos būtų tikrai už reikšmingus darbus, kokių ekspertai ir bendruomenė tikisi, ir visuomenė tikisi iš tų menininkų, ir kad tai būtų ženklu ir pastebima, ir kad tai neištirptų tokių nedidelių poreikių, nedidelių idėjų, mažų dalykėlių finansavimų. Bet realybė pasirodė kita. Dalis ekspertų iš tikrųjų toliau stengiasi kažkaip padėti menininkams išgyventi su stipendija ir nors kiek jiems skirti. Tai atsakymo tokio griežto aš neturiu, aišku, aš labiau linkstu į tai, kad mes griežtintumėm atranką, ir ką padarysi, vis tiek visų laimingais nepadarysi. Tai tada susikoncentruokime į tuos, iš kurių mes tikrai tikimės. Bet čia įskaitant ir individualiuose stipendijose. Taip, tokiu bendru požiūriu. Taip, čia toks sunkus klausimas. Aišku, jį padėtų spręsti lėšų didinimas skiriamų stipendijams. Tai klausimas kitas būtų, aišku, kaip. bet tai galėtų, galbūt, nes poreikis vis dėlto didelis yra ir lūkesčiai dideli. Ir tikrai gaila tų, kurie tos stipendijos negavo. Arba kol kas negavo, sakykime.
Tai būtų idealu, kad ta trukmė, žinoma, būtų ilgesnė, bet visiškai suprantamas tas noras ir kuo didesnį ratą žmonių įtraukti į stipendijas. Tai čia sunku, bet apie tai dar verta diskutuoti. Verta stengtis. Verta stengtis, turbūt. Čia... Na, iš esmės šiemet neblogai, dar tik tai pirmasis mobilumo stipendijų dar bus 2 etapai, tai dar truputį tas krepšelis paaugs, bet jau dabar yra skirti 2,2, pernai metais, jeigu neklystu, buvo iš viso 1,9 milijono visiems metams skirtas stipendijoms, tai situacija truputį gerėja. Taip, kartu su paaugusios stipendijos dydžiu tų gaunančiųjų tikrai bus mažiau, natūralu, nes krepšelis nėra gerokai didesnis, bet visgi situacija taisosi. Kita vertus, tarybos biudžetas dėja, bet šiemet irgi nepaaugo. Tai natūralu, kad mes vėl atsimušame į tą patį klausimą, tai ką daryti ir kaip spręsti tos didelius poreikius su tais ribotais ištekliais. Ir kas dar, man atrodo, svarbu yra pakalbėti apie tai, tai kad ta trukmė kelia ir kitokių klausimų, kad pavyzdžiui, jeigu tu gauni pradedančiojo kūrėjo stipendiją arba individualią kūrėjo stipendiją, kaip kad anksčiau buvo, tam tikram laikotarpiu, trumpesniam laikotarpiu, bet turi praeiti irgi metai po tavo ataskaitos pateikimo, kad tu galėtum gauti vėl ir prašyti paraišką ir gauti kitą stipendiją. Tai ir visgi tas atšalimo, čia kabutėse gal dabar Lietuvoje tas žodis įgavo įvairias reikšmes, laikotarpis ar visgi pagrįstas, ar nėra per sudėtinga, jeigu tu gauni, pavyzdžiui, 3 mėnesiams stipendiją individualią ir tada metus negali teikti, kol užpildai paraišką, tada tik tai po metų gali vėl pretenduoti. Nu taip, gera pastaba ir manau, kad teks mums tai atsižvelgti, nes procesus tikrai tobulinamės ir mokomės iš trūkumų, kartais atrodo taip sklandžiai viską suformuluoja ir staiga pasirodo kažko vis tiek neapgalvojai. Tai jūsų pateiktas pavyzdys yra iš tikrųjų toks, kad jeigu stipendija buvo labai trumpa, paskui tas atšalimo laikotarpis yra neproporcingai didelis. Tai aš manau, kad šitą vertą kažkaip iš naujo peržiūrėti mums, kai čia dabar vėl gairės bus tvirtinamos, bet atšalimo laikotarpis gal ne kiek būtinas, apskritai kiek yra būtinas tai, kad tu būtum atsiskaitęs už stipendiją teikdamas naują paraišką, nes tai kaip dabar ekspertai gali patikrinti, ar tavo ar kultūros tarybos investicija į tavo ankstesnį laikotarpį tos stipendijos, ar jinai vertėjo, tai tas tikrai yra būtina, bet dėl atšalimo laikotarpio ir jo proporcingumo, priimam pastabą turbūt. Aš taip pat. Nėra kur dėtis. Apie tai, aišku, verta dar bus diskutuoti. Tikrai čia vienas iš tokių dalykų, apie kurias vertėtų nuolat diskutuoti. Taip jau yra, kad gyvenimas margesnis negu raštai, ir ne, ir visokie. Ir reikia kažkaip nemažo lankstumo, man rodos, kad su to gyvenimu suspėt kažkaip ir Kita vertus, tas atšalimo laikotarpis suteikia galimybę platesniam menininkų ratui dalyvauti, nes natūralu, kad kaip matome, turime nuolatinių klientų irgi turime. Tai matoma, pavyzdžiui, kad vyresnės kartos menininkams šiemet sekėsi sėkmingiau. Tai reiškia, jie turi didesnį kūrybinį bagažą, geresnį portfolio, gyvenimo prašymą, daugiau visko yra. Na tai natūralu, kad tu sukiesi metai iš metų ir tada, jeigu tu ateini gerai, tu jau esi daugiau negu pradedantysis, bet dar nesi toks stiprus, tikrai bus nelengva konkuruoti. Čia aš manau, gal padėtų, mes apie tai šiek tiek diskutavome, man rodos, gal padėtų dar vieną kategoriją stipendijų, kaip čia pasakyti, brandžių kūrėjų, pažengusių, pažintų, korifėjų. Kur būtų labai nedaug stipendijų, bet mes kažkokį suteikėme ypatingą statusą metam ar 2 kažkokiam kūrėjui, nes tikrai turime garantijų, kad tai bus aukštos meninės vertės produktai, nes tikrai portfolio yra įspūdingas, bet mes neturime tam resursų. Norą tokį tikrai turime, tačiau resursų požiūrių tiesiog jokių šansų. Bet aš dar norėčiau pabrėžti tokį vieną dalyką, paraiškovai, kurie teikia dažnai paraiškas, tiek į sričių konkursus, tiek į stipendijas. Ir labai dažnai būna tas nusiskundimas, kad viską jis padarė taip pat gerai ir tokią panašią paraišką ir va tada gavo, o dabar negavo. Ir
tai tikrai niekada taip nebus, kad tu teiki paraišką ir tikrai gausi, kaip tu ten gerai viską besurašytum, nes ekspertų grupė bus kita, su kitais kriterijais galbūt meninės vertės suvokimo kažkiek ir konkurso laukas gali būti visiškai skirtingas, anam konkurse tu galėjai būti vienas iš ryškiausių, o dabar už tave gal atsiras daug ryškesnių, taip kad to apsidraudimo tokio nėra ir tai vis tiek yra konkursas ir konkrečios aplinkos, konkrečių paraiškų konkursas, o ne kažkokios apsidraudimo technikos, nuo kurių niekaip čia nesugalvosi. Tai žmonės kartais to ir nenori suprasti. Ir aš suprantu, kad jeigu tu negauni finansavimo, jokios tvarkos ir jokie skaidrumai tavęs neįtikins, atrodo viskas tiesiog aplinkui blogai. Tai nieko čia nepadarysi. Čia užsiminėt, Jūrate, apie tą komentarą, kur, man atrodo, kasmet jis išryškėja, bet šiemet po individualių stipendijų rezultatų socialiniai medijai tikrai pasirodė, kad tai kodėl aš negavau, tai paaiškinkit man, ką ekspertai parašė ir kaip man suprasti, tai ką aš čia gavau, kodėl tai parašyta, ką tai reiškia ir taip toliau. Tai kasmet taryba sulaukia šitų prašymų pakomentuoti ekspertų komentarą. Ir, pažiūrėjau, kaip tik Asta Pakarklytė, tarybos pirmininkė, neseniai savo Facebooko paskyroj rašė tokį didelį atsiliepimą apie apsilankymą Šiaurės menų tarybų konferencijų, kur išryškėjo, kad lietuviai ir Lietuvos kultūros taryba gana išskirtinai atrodo kitų tarybų kontekste, nes retai iš jų apskritai turi tos komentarus, retai iš jų turi balus. Ir klausimas, tai ką daryti? Mes turim viešo administravimo įstatymą, kur turim pagrysti, kur taryba turi pagrysti tos savo pasirinkimus, rezultatus ir sprendimus, bet kita vertus, ar reikėtų komentuoti komentavimą? Ar pavyktų? Neturėtų tai būti. Mes dabar taryba laikosi pozicijos, kad nekomentuoja. Bet kažką daryti reikia, nes visiems, kurie po rezultatų yra nusivylę, atsakyti kažką turim. Žinot, aš esu aplikavusi į tarptautinius fondus ir gavusi finansavimą ir negavusi. Ir man niekas nieko nepaaiškino. Tiesiog vienas sykį su panašiu projektu gavau, kitas sykį negavau. Ir nieko, ir niekam ten nedaužysi langų, tai ir niekur niekam nieko neparašysi, gali parašyti, gali pateikti kažkokią peticiją, bet man atrodo, kad mūsų tas apskritai komentarų kultūra, jinai yra tokios tarpinės demokratijos formatas, tai yra tada, kai institucija kelia įtarimų, aš nepasitikiu, prašau man paaiškinti. Tai ekspertų komentaras jau yra diskutuotinas, ar jis iš tikrųjų privalo būti. Nes ekspertai, tarkim, jeigu tu negauni finansavimo, ekspertų komentaras yra tarsi ekspertų pasiteisinimas, kodėl tu negavai finansavimo. O tai gali būti tiesiog labai techninė priežastis, tiesiog baigėsi pinigai ir tavo projektui neliko. Ir tu ten esi kažkokia 10 balo žemiau už tą, kuris gavo. Ir tiesiog taip yra, pinigų yra toks kiekis ir čia mes sustojam su tuo brūkšniu ir yra taip, kaip yra. Tai sakau, tai čia yra toks dar nebrandumo demokratinio požiūrio ir nepasitikėjimo institucija. Prašo man paaiškinti, kodėl aš negavau finansavimo. Tai jau vien tas požiūris yra toks komentarų tarsi apsisprendimas viešinti komentarą ekspertų tą konsoliduotą buvo todėl, kad tarsi mes teikiame žinią kultūros laukui, kas negerai su paraiška, kur galbūt jums reikia atkreipti dėmesį kitą kartą. Ir paraiškos autorius gali atkreipti dėmesį kitą kartą ir vėl jam gali nepasisekti, nes kiti buvo geresni, tarkim. Tai taip, šitame etape, aišku, mes turime tuos komentarus, nors labai daug diskusijų iš vis, ar taryba turi pasiaiškinti paraiškovui, kodėl jinai neskyrė finansavimo. Aš manau, kad mes gal pakeliu į tai, kad
kad komentaro reikėtų atsisakyti, truputėlį kažkaip sustiprinus pozicijas, kažkaip kultūros taryba gal turės didesnį biudžetą, gal taip dar išsigryninsime ir gairės ir visur kitur. Aš būčiau už tai, kad nebūtų neturėtų nei ekspertai, nei pati taryba teisintis ir aiškintis. Tiesiog taryba turėtų būti tiek pajėgi, kad surenka labai stiprius ekspertus ir ekspertų autoritetas yra pakankamas įrodymas, kad paraiškai vertinta yra teisingai. O dabar mes turime tokią mišrę situaciją ir labai daug yra to ir socialinių tinklų burbulas, aišku, labai daug veikia, nes kai yra paviešinami ekspertai, o dabar jie yra paviešinami po tam tikro mėnesių skaičiaus, ir tada jau tokios košės tiesioginės nebeužverda, kaip iš karto po rezultatų paskelbimo, kad tu gavai ar negavai finansavimą, nes tada yra jau konkretų žmonės ir tada tu tą konkretų žmogų turi plūsti. Geriau plūsti visą laiką kažką abstraktaus. Pačią tarybą ar ekspertai kaip po tokia grupė, neišmanėliai, nieko nesupranta, tai aš esu dirbusi eksperte kultūros rėmimo fondo laikais, kai ekspertai buvo vieši. Ir 3, tarkim, paskirstydavom tuos pinigus muzikos ryčiai ir iš karto būdavo paskelbta, kas yra tie žmonės. Aišku, aš esu sulaukusi ir prieš tai, kadangi laukas žinodavo, kas bus ekspertas, aš esu sulaukusi ir skambučių, ten pažiūrėkit, mano paraiška ten tokia, gal atkreipkite dėmesį, ir yra buvę ir tokių pagrasinimų, bet tai buvo tikrai labai pavieniai atvejai. Bet tai buvo dar, sakyčiau, prieš 14 metų, kai nebuvo dar tokio socialinių tinklų bumo. O dabar socialiniai tinklai atidaro tą tokią Pandoros skrynią ir tada gali ten skrieti viskas. Nes kai paraiškovai sužino, kas iš tikrųjų, kas buvo tie ekspertai, kurie paskyrė ar nepaskyrė tau stipendiją, tai kartais tiesiog savo kolegai netaip ir norisi drėbti tuos bjaurius žodžius, kokius tu surašei savo Facebooko paskyroje. O jolop ir laiko būna praėję, gal emocijos mažiau. Taip, tiesa, tų komentarų būna įvairių, būna ir labai džiugių, taip, kad aš gavau, taip, toks tikrai pasidžiaugimas viešas. Čia, aišku, problema, kalbant apie komentarus jau pačius, iš tarybos pusės, galbūt problema yra ta, kad taryba kaip kolegialus toks organizacija kolegiali, ji gali atsakyti, suprantama, po tam tikro laiko. Vis dėlto negali labai greitai sureaguoti. Turbūt čia ir dabar Facebook'e, pavyzdžiui, tarybos visos vardu parašyti. Turi būti taryboje vis tiek tam tikra diskusija, kaip aš suprantu. Į atsakymą, prieitas bendras sprendimas kažkoks ir panašiai. Jeigu norima tokią rimtesnę diskusiją pradėti, jeigu asmeniškai diskutuoti, mes visi laisvi žinome diskutuoti asmeniškai. Bet jeigu kalbant apie jau tarybos pačios komentarus, jau čia, man atrodo, kaip kolegiali tokia institucija, ji turi rasti laiko susibėgti, apsitarti, pasišnekėti, išsigryninti tam tikrą poziciją. Ir būtų gražu, aišku, kad tuos komentarus, apie kuriuos Jūratė čia užsiminė, kad juos pavyktų pakelti į kitą lygį, kad mes kalbėtume apie kažkokius bendresnius principus. Ar ne, jau diskusija būtų apie kultūros lauką, bendresnius principus, ne apie konkrečias asmenybės ir visiškai konkrečius kažkokius projektus, ar ne, bet kažkokia bendresnė, kad tai paskatintų sveiką tokią apykaitą idėjų ir dialogą. Dialogas reikalingas, be abejonės, bet kažkaip kitų lygių, ne tiek įsiveliant į konkrečias kažkokias aktualijas, bet toks turbūt bendresnė refleksija. Man atrodo, štai ko reikia, sąmoningumo tam tikro bendresnės refleksijos ir apie tai verta diskutuoti. Kita vertus, visgi, kad ir kaip kartais rezonansiškai skambėtų kai kurie ten neskirimai ir būna ten ir politikų durų varstymo ir tikrai didelis rezonansas, bet kad skaičiumi būtų labai daug to nusiskundimo, netgi Facebooko aplinkoje vis tiek yra, nėra gausus tų skundų tokių ir tų užsipuldinėjimų tarybos ar konkrečiai
ekspertų, tiesiog jie yra labiau rezonansiški, jie yra labiau pastebimi, bet labai daug žmonių negavę finansavimo, jie ir nuliūsta, ir būna, kad ir kreipiasi į administraciją, ir nori kažką išsiaiškinti, bet jie priima, kad tai yra status quo, finansavimas neskirtas. Ir tų tokių bilinėjimuose tiesiog ne to žodžio prasme į teismą kreipimusi ar reikalavimų, taip vos nekumščiu į stalą, paaiškinkit man komentarą ir pakomentuokit komentarą, tai nėra jų tiek labai daug, bet jie iš tikrųjų sukelia daug triukšmo aplinkoje. Taip, ir Asta irgi užsiminė savo komentare apie komentarą socialiniuose tinkluose, kad, pavyzdžiui, Estijos menų taryba apskritai yra įsitvirtinus tai, kad jie jau turi nekvestionuojamo sprendimo galią. Tai reiškia, kad net buvo pamandyta kreiptis į teismą, ten ir visas procesas užsisuko komentuojant komentarą ir sprendimą, bet visgi jie jau iš anksčiau yra sutarę, kad tai, kas yra nuspręsta, yra nuspręsta. Tai galbūt potencialiai, kai mes pasitikėsim vieni kitais labiau, greičiausiai nebereikės nei to komentaro, nei tikėkimės teismo sprendimų, durų varstymų ar... Ir vėl tie estai pažangesni, nes jau yra kitas demokratijos lygmuo, kad institucija turi autoritetą, jai nereikia pasiteisinti. Taip, tai pasitikėjimo vieni kitais, man atrodo, po truputį žengiam tuo keliu kartu su kultūros taryba. Tai ačiū Jums už šiandienos įžvalgas apie stipendijas. Primenu mūsų visiems klausytojams, kad iki vasario 14 dienos gali teikti mobilumo stipendijai savo paraišką. Labai laukiam. Tikrai akivaizdu, kad yra kur pretenduoti ir tikrai daug šansų jo sulaukti. Ir aš dar baigdama norėčiau pasakyti tokią bendrą pastabą ir stipendijų gavėjams, paraiškų rašytojams ir kitų projektų. Pasiskaitykite aprašą. Kartais būna tokio apsižioplinimo, nes žmonės iš inercijos, aš pernai taip dariau, prieš 3 metus taip dariau ir dabar taip darau, o yra pasikeitęs koks nors ar gairių punktas. Ir tu tiesiog gali padaryti techninę klaidą, kuri arba diskvalifikuos tavo paraišką, arba tu tiesiog kažką prarasi dėl to, atsidursi žemesnėje pozicijoje, ar taip sunku pasižiūrėti tuos dokumentus, kai tu iš tikrųjų nori nemažos sumos. Tai iš inercijos mažiau darykite. Žiūrėkite, kokia yra šiandien situacija ir šios dienos aprašai. Ačiū Jūratė už puikią pastabą. Tikrai skaitykit, dalyvaukit mūsų seminaruose, klausykit mūsų tinklalaidės, o šiandien kalbėjomės apie stipendijas. Ačiū Jums Jūratė, ačiū Dainiui, o jeigu turit klausimų kultūros ritmui ar apskritai Lietuvos kultūros tarybai, rašykit mums. Ačiū ir iki.